teisų pažeidimo byloje. Pabaigti sprendimų nagrinėjimo bylos. Ačiū. Na ir Marius Saracūnas, kaip patrauktas nuo, prašau, jūs turėsite pasakyti baigimą kalbą. Išklausėm, girdėjom Markevičiaus parodymą, girdėjom institucijos atstovus, dokumentus peržiūrėjom, Jurėnas dalyvavo. Na, pažiūrėjom įrašus, ką galit pasakyti dar? Turite, prašau. Gerbiamo teismo, prašau atsižvelgti, kad šioje administracinėje byloje nėra surinkta pakankamai įrodymų, kad aš kokiais nors veiksmais, kurie kvalifikuotini pagal ATPK 174 straipsnį būčiau pažeidęs viešąją tvarką ar rimtį. Man inkriminuojamo administracinės teisės pažeidimo metu vyko diskusija dėl mano daromo vaizdo ir garso įrašo, bet ne dėl veiksmų, už kuriuos ATPK 174 straipsnis numato administracinę atsakomybę. Nors patys pareiškėjai Januševičienė ir Jurėnas savo pareiškimuose įvardyja mano nepateikto išankstinio prašymo dalyvauti komiteto posėdžiuose, bet daugiau akcentuoja mano vaizdo ir garso įrašo darymo faktą, bei Januševičienės pakartotinio pareiškimo atveju jo paviešinimą ir komentavimą socialinėje medijoje, kaip galimai padaryta teisės pažeidimą, tačiau neargumentuoja, kaip tai susijęs su man inkriminuojamu 174 straipsnio pažeidimu. Tuo labiau nenurodo, kad darant tą įrašą aš elgiausi chuliganiškai ar netinkamai pagal nusistovėjusias visuomenėje gero elgesio taisyklės ir normas. Byloje esantis įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėja Januševičienė, nurodydama aplinkybes dėl mano, cituoju iš pareiškimų, uždūsios bei įspėjimo ir atsiprašymo įsiveržė, nenurodo, kaip pasireiškia įsiveržimas, ar durimis buvo trenkiamas stipriau nei kitų posėdėje dalyvavusių asmenų, dėl to nereiškia jokių pastabų, kad nebūtų trankoma durimis, netriukšmaujama, neperspėjo, kad būtų laikomasi tylos ir nedarė kitų veiksmų, kuriuos aš būčiau supratęs kaip pastabą mano atžvilgiu, kad laikyčiausi rimties. Priešingai pareiškėjai Januševičienei uždavus klausimą dėl mano buvimo posėdėje, aš jai atsakiau motyvuotai. Tačiau ji neprieštaravo Auguliui išsakytai replikai dėl filmavimo ir paminėdamas, kaip jis buvo filmuojamas ankstesnio komiteto posėdžio metu, bei pati palaikoma kitų tarybos narių, inicijavo diskusiją dėl nepriklausomo garso įrašo darymo, kurį subjektyviai jie įvertino kaip trikdantį komiteto posėdžio eigą. Nors pareiškime ir patikslintame pareiškime Januševičienė teigia, kad ji man pasiūlius išeiti iš komiteto posėdžio, kadangi aš nebuvau pateikęs išankstinio prašymo dalyvauti komiteto posėdėje, tam prieštarauja kiti byloje esantis garso įrodymai, kurie rodo, kad mano asmens buvimui nebuvo prieštaraujama, buvo pritarta, kad galiu pasilikti, tik nebuvo norima, kad aš įrašinėčiau posėdę. Iškvisto juridinio skyriaus specialisto Matuzevičiaus kompetenciją kaip eksperto esu linkęs abejoti, kadangi jis pateikia tik administracijai naudingą išvadą ir jau kelis kartus skirtingose situacijose jo nuomonė buvo paneigta įvairių kitų institucijų. Todėl pagrįstai manytina, kad administracijos direktorė Margaitinė specialiai kviečiasi jį, o ne paprašo savo pavaduotojos Venskutės, kuri turi teisininko magistrinį išsilavinimą, pakomentuoti teisės aktus. Papildomai pažymėtina, kad prieš iškviečiant policiją mano fotoaparato baterija jau buvo išsikrovusi ir filmavimas dėl objektyvių priežasčių vykti nebegalėja. Tačiau pareiškėja, neišgirdusi mano žodžių, paklausė Margaitinės ir Matuzevičiaus bei Augulio, kad aš vis filmuoju. Kadangi tarybos reglamente nėra nurodyta teisiškai dėl nepriklausomo įrašo darymo, be to visuomenės informavimo įstatymas leidžia renkant informaciją užsirašinėti, daryti vaizdo ir garso įrašus, išskyrus numatomas išimtis, kuriomis remiantis nebūtų buvę galima daryti šitose viešuose komiteto posėdžiuose garso įrašo. Žiūrint administracinės teisės aspektu, tarybos reglamentas nenumato, kad posėdžiui vadovautų ne komiteto pirmininkas ar jo pavaduotojas, todėl pačios pareiškėjos Januševičienės pirmininkavimo teisinis statusas taip pat nebuvo aiškus. Pasisakant dėl pareiškėjos minimo mano replikavimo, tai posėdėje diskusija buvo pradėta ne mano iniciatyva, man atsakinėjant į tarybos klausimus jie nebūdavo iki galo išklausomi, pertraukinėjimą ir taip toliau. Replikas išsakė ir kiti asmenys kaip Augulis ir Margaitinė, kurie nebuvo komiteto nariai. Pačios pareiškėjos Januševičienės ir kitų diskusijoje dalyvavusių asmenų vartojami žodžiai teroras, šantažas, šaltasis ginklas galėjo daug daugiau įtakoti viešosios tvarkos sutrikdymą ir rimtį. Dėl mano paties elgesio 2 tarybos nariai, Tarbūnienė ir Zajančkauskas patvirtino, kad aš netriukšmauju posėdėje, elgiuosi ramiai, o Zajančkauskas paklaustas pačios pareiškėjos ar filmavimas trikdo ar kaip nors trukdo posėdžiui, atsakė, kad ne, nes nėra čia nieko slapto. Pareiškėjos Januševičienės elgesys
tai yra garsus juokimasis kartu su kitais, bei komentavimas mano asmens pasidavimo, man išėjus į koridorių su policijos pareigūnais išsiaiškinti, kokiais teisės aktais remiantis jie mane išvesdino iš posėdžio, parodo, kad tai buvo iš anksto suplanuota, kad kai kurie tarybos nariai ir administracija siekia pasinaudoti policiją ir kitomis valstybės prievartos institucijomis, kad būtų sustabdytas mano aktyvus teisių naudojimasis. Kito pareiškėjo Jurėno nurodyta faktinė aplinkybė jo pareiškime dėl mano galimai pavėluotai pateikto prašymo dalyvauti komiteto posėdyje netitinka terminų skaičiavimo taisyklių, nes pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.122 straipsnį nurodo, kad paskutinę termino dieną atliktas veiksmas iki 24 valandos yra laikomas tinkamai ir laiku paduotas. Todėl mano prašymas, kurį padaviau Jurėnui, buvo paduotas laiku ir tinkamai. Pareiškėjas Jurėnas, kaip ir kiti komiteto nariai, buvo suklaidinti juridinio skyriaus specialisto Matuzevičius, kuris jiems išaiškino terminų skaičiavimo taisyklės, taikytinas daugiau institucijoms ir įstaigoms dėl jų darbo laiko. Antra, dėl mano veiksmų, kurie būtų galimai įvardinti kaip chuliganiški ir nederami pagal visuomenėje nusistovėjusias gero bendravimo ir elgesio taisyklės, pareiškėjas net nemini, tik pasidavęs Augulio Margaitienės ir Matuzevičiaus spaudimui, siūlė uždrausti patį filmavimą. O tai savaime nėra atskiro komiteto kompetencijos ribose. Tai gali daryti tik Radviliškio rajono savivaldybės taryba, keisdama reglamentą. Kadangi pareiškėjas Jurėnas galėjo būti suklaidintas tendencingai juridinio skyriaus specialisto Matuzevičiaus pateikto šitos situacijos teisinio įvertinimo, todėl jo vadovaujamo komiteto posėdžio metu policijos pareigūnų iškvietimas traktuotinas kaip kai kurių administracijos ir tarybos narių tiesioginis spaudimas daryti įtaką tiek man, tiek kartu išvesdinto asmens Liupnevičiaus atžvilgiu. Pats pareiškėjas tiek pareiškime ir savo paaiškinimuose, tiek posėdžio metu nenurodė jokių veiksmų, kuriais aš galėčiau pažeisti viešąją tvarką ir rimti, bei iš kurios grėstų ATPK numatyta atsakomybė. Kiti komiteto posėdį dalyvavę asmenys taip pat savo paaiškinimuose nenurodo, kokiais konkrečiais veiksmais pasielgiau netinkamai pagal nusistovėjusias visuomenėje esančias elgesio taisyklės. Be to, tarybos narys Venskus nurodo savo pasiaiškinime, kad nevartojo jokių nesensūrinių ar įžeidžiančių žodžių kitų asmenų atžvilgiu. Ta patvirtina ir teismo posėdėje dalyvavęs liudytojas Liupnevičius. Papildomai pažymėtina, kad liudytojo paaiškinimo nepastebėjau šitoje bylos medžiagoje, todėl prašau teismą išsiaiškinti, kur galėjo dingti šio liudytojo paaiškinimas, kuris buvo pateiktas Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatui renkančių šitos bylos medžiagą. Atkreiptinas gerbimo teismo dėmesys į tai, kad labai skiriasi ir pačios institucijos, kuris surašė ATPK protokolus veiksmai šitoje situacijoje. Siekdamas, kad nepasikartotų toks galimai teisę pažeidžiantis mano elgesys, 16 metų birželio 14 dieną iš karto po mano asmens išvesdinimo iš posėdžio nuvykau į Radviliškio rajono komisariatą, kur vadovaujančiam skyriui pareigūnui Armonui išdėsčiau situaciją žodžiu įvykusią posėdyje. Jis liepė viską surašyti, ką aš ir padariau. Paprašiau jo paaiškinti situaciją bei įvertinti viešosios tvarkos aspektu bei paklausiu patarimo, kaip elgtis kitą dieną posėdžio metu, taip siekdamas iš anksto išvengti veiksmų, kuriais būtų sutrikdoma viešo komiteto posėdžio tvarka. Taip pat ir birželio 15 dieną prieš pat posėdį ėjau pas komisariato viršininką perspėti, kad tarybos nariai ir administracija yra linkusi ir vėl iškviesti policijos pareigūnus. Šiais savo aktyviais veiksmais siekiu išsiaiškinti viešosios tvarkos galimus pažeidimus, kad to išvengčiau ir nedaryčiau. Tačiau policijos institucija išvesdinusi du asmenis skirtingai taiko teisės normą konkrečiu šituo atžvilgiu, tai yra mano asmenį inkriminuoja padarytą veiką pagal ATPK 174 straipsnį, tuo tarpu kitam asmeniui administracinę bylą dėl administracinės teisės pažeidimo nutraukė. Dviejų pareigūnų, tai yra Zobelos ir Klausos tarnybinėse pareiškimuose nenurodyta, kokiais galimais veiksmais pažeidžiau viešąją tvarką dėl šito straipsnio, o dar dviejų Armono ir Žiaunio nurodytos faktinės aplinkybės dėl replikavimo ir galimo komiteto posėdžio trikdymo netitinka byloje esančių surinktų įrodymų, kadangi pati posėdžio pradžia pareiškėjo Jurėno buvo paskelbta tik tada, kai mus išvesdino iš salės, todėl negalėjau trukdyti posėdžiui. Taip pat pareigūnui Armonui nurodžiau, kad esu pateikęs prašymą dalyvauti posėdėje ir netgi perdaviau rašytinį prašymą, todėl
jis neatsižvelgdamas į visas situacijos aplinkybės, neišsiaiškinamas, ar tikrai savo veiksmais, tai yra filmuodamas viešus asmenis viešame tarybos komiteto posėdėje, trukdau posėdžio eigai ir išvesdindamas iš posėdžio nurodė tik savo valdžiavimą, kaip galimai padarytą teisės pažeidimą pagal ATPK 188 straipsnį. Nebekartodamas tų pačių motyvų, kuriuos išsakiau prieš pradedančios administracinės bylos nagrinėjimą dėl galima padaryto ATPK 174 straipsnį, tai yra nedidelį chuliganizmą ir kuriuos vis dar palaikau, bei byloje esančios aplinkybės vienareikšmiškai nepatvirtina, kad pasielgiau chuliganiškai, o paties pareiškėjų ir institucijos subjektyvius įvykių vertinimas dar nepadaro mano veiksmų neteisėtų. Be to, įvertinus pagal byloje esančius įrodymus, kad diskusijose abiejose komitetų posėdžiuose vyko net ne mano iniciatyva ir salėje šurmulį kėlė ir kiti posėdėje buvę asmenys, todėl negalima daryti vienareikšmiškos ir neginčiamos išvados, kad man surašytose protokoluose įvardinti tais veiksmais padariau man inkriminuotą administracinės teisės pažeidimą pagal 174 straipsnį. Atvykę policijos pareigūnai man nenurodė jokio teisės akto, kuriuo remintis aš negalėjau daryti garso ir vaizdo įrašo viešame komiteto posėdėje. Taip pat neperspėjo, kad elgiausi netinkamai ar chuliganiškai. Gerbiamo teismo prašau taip pat atkreipti, kad remintis teismų suformuota praktika tokio pobūdžio bylose, kad asmens kaltė gali būti konstatuota, kai ištyrus visus bylos proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylose patrauktoje administraciniam atsakomybėn asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija, o visi esantis neiškumai traktuojami administraciniam atsakomybėm patraukto asmens naudai. Todėl remintis tuo, kas pasakyta, nutraukti administracinės teisės pažeidimo bylą. Supratome? Ar bus kokių pastabų, replikos, sakyto? Nėra. Tada teismas taip išeina priimti nutarimą.